Marijampolės Sūduvos Mantingos vyriausiasis treneris Marius Ūsas. Mariau, ar labai sunkus šis Dariaus ir Girėno taurės auksinis medalis? Sunkus, tikrai. Faktas, kad mums padėjo ypač pradžiai pataikymas iš toli, tai kai tu tuos metimus susimeti ir gynyboje tampa lengviau, bet tikrai buvo sunku ir džiaugiamės atidarę šitą turnyrą sėkmingai. Pirmoji pusė buvo tikrai pakankamai įspūdinga, netgi taip pasakyčiau, spurtavote, atsiplėšėte, susikūrėt tokį beveik triuškinamą pranašumą, vis dėlto antroje pusėje sugrįžo į kovą Vilkaviškio komanda. Kas tai lėmė? Jie pakeitė savo gynybą, iš pradžių mums kaip ir neblogai sekės, paskui mes kažkiek tai pastrigom, kas leido jiems sugrįžti rungtynės, buvo keletą greitų atakų, gal keletą klaidų, kur iš mūsų atsipalaidavimo, tai manau, kad tas ir nulėmė tą jų grįžimą į rungtynės. Turite omeny aikštės gynybą, kurią panaudojo Vilkaviškis. Turbūt čia tokia vėlgi gera repeticija prieš lemiamas sezono kovas NKL atkrintamosiose. Žinoma, aš apskritai manau, visa šita savaitė buvo labai geras pasiruošimas atkrintamosioms, kur yra tos įtampos, yra tų sunkių atkarpų, kurių tikrai neišvengsim ir atkrintamosiose, tai išmokti su tuo tvarkytis yra labai svarbu. Tai gerai atšvęskit, bet spėkit atsigauti iki kito savaitgalio. Bandysim. Ačiū.